Nu, tai labą dieną, uraganiniai idėjai. Oi, šiandien trečiadienis, birželio 9 dieną, 25. Dabar yra 12:30 jau. Atvažiavom į Dzidų žuvys tvenkinuką, 9 sektorių. Bandysim pagauti karpioką. Praeitą trečiadienį, man atrodo, irgi, kur buvau žvejyboje, irgi buvau 9 sektoriukį, bet labai nelaimingas tas 9-tukas buvo, tai šiandien tikimės panaikint tą nesėkmės seriją ir bent taip išgirst. Vandenukas atrodo va taip. Susinešiau daiktus, įsirengiau stovyklavietę. Mašiniukas ten stovi, čia palapinė, čia daiktai pasiruošti, jau sudėti. Kibiriukai, palapinė jau pasistačiau staliuką, susidėjau daiktus kelis, Parksaidų bio krepšys bus šiukšlinė mano nauja, žiauriai patogus, susilanksantis, daug vietos neužima, pasistačiau gultuką jau. Šiandien planavau su vaiku važiuoti, bet vaikui neišėjo, tai atidedam vaiką kitam kartui, šiandien be vaiko pabūsim. Nu ir kas daugiau? Kas daugiau? Nieko daugiau. Turbūt nieko daugiau nelaukiu. Einu, susirenku visas šmutkės aplinkui, susidedu, pasiruošiu pašariukus ir užsimetinėjam meškerytės. Tai pradžia tokia. Čiau. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Take it slow, Mr.
Nu va. Matas, graibštas, meškeriai su stovu. Dar vienas graibštas, tą tuoj patrauksiu. Ir va. Super, super. Nuotaikos geros, vėjas, aišku, toks. Bet gerai bus. Bus gerai. Nu, sveiki. Uraganų medžiotojai, turbūt gaudytojai, kaip Amerikoje. Nes vėjukas tai kosmosėlis. Bet kas įvyko per tą laiką dabar, kol manęs nebuvo, tai jums tai viena akimirka, man tai kokią gerą valandą. Tai pasiruošiau 3 sistemėlės, ant vieno dėsiu Karptecho dinamito boiliai, Skopexas vanila. Antras standartas jau mano patapęs kreivas. Ir trečias yra kukulių riešutėlis baltyminiai. Tai kas prie kukulių riešutėlių, tai šitie dar papildomai dasideda. Toliau šitie dedasi ant kreivo. Ir šitie 3 dar liko dėsis ant Skopeksų. Einam, parodysiu, kaip. Nu tai iš karto susirišau po 3 PVA, susidėjau kabliukus jau, pasiruošiau, susimaišiau pašariukus, kaip visą laiką standartiškai. Tai čia visiškas standartas. Grūdai, miksas, kukurūzai, kanapė. Tada čia tų visokių boiliukų miksas ir tada čia dar papildomai kreivas. Tai vat. Einu, kuriu laivuką, tikrinu taškus ir užsimetinėju. Gana žaistis, reikia pradėti žvejot. Pirmas taškas, antras taškas. Trečias taškas. Nu, trečias taškas tai gerai atrodo. Žiūrėsim, kaip realybė bus. Dar toj paplauksim į 4 tašką pasižiūrėti. Nu ir va čia 4 taškas. Nu ką. Pavyko užsimest, šiaip na taip. Tai vieną mečiau čia, antrą mečiau čia, trečią mečiau, ne, palauk, vieną mečiau va šičia, antrą mečiau va šičia, trečią mečiau va čia. Laukiam kibimų. Antram taške atrodė daug žuvies, kad yra. Nu tai žiūrėsim. Gal pasiseks. Tai kol kas, čiau. Nu, tai sveikučiai dar kartelį. Tai 3 valanda jau. Pusvalandukas praėjo po užsimetimo. Kol kas nei pypti ir neturėtų dabar, kol kas būtų pypsalų, nebent koks randominis, nes čia šiaip labiau naktinis spotas, bet iš karto jau jaukinamės tai nakčiai, tai pagal idėją naktį turėtų neleisti miegoti, turėtų visą naktį kipt, o dabar turėtų būti diena kaip ir tokia plius minus ramuma. Dabar, kur kalbėjau apie konkursą, na, aišku, nepavyko mums surinkti 200 PM, bet surinkom jau 182 paskutinį kartą, kai tikrinau, tai čia nuo 118 žiauriai didelis paaugimas. Iš tikrųjų nesitikėjau, kad prieš tai video surinks tiek peržiūrų, nes nebuvo nei kibimų, nei žuvies, nieko. Ir taip, kuo puikiausiai visiems patiko tas vidosas, tai didelis ačiū jums visiems už palaikymą, už tai, kad paspaudžiat subą, už tai, kad palaikinat, už tai, kad žiūrit. Šiai dienai
Apie 12% jau prenumeruojančių žiūri mano kanalą. Kimba. Atleidu. Atleidu. Nu, sakiau nei pypt. Pirmas pypt. Kažkoks judesėlis. Ok, cool. Pratęsim toliau, ką kalbėjom kol kas. Tai jau 12% prenumeruojančių žiūri kanalą, tai yra didelis upgrade'as man iš tikrųjų palyginus. Ir iš viso, ir tie subai, kad tiek daug susirinku, tai tikrai dar kartelį nepasididžiuosiu ir padėkosiu jum. Ačiū tikrai, kad subinat, ačiū tikrai, kad žiūrit ir apsisprendžiau rimtai, kad kursiu tą kontentą. Bandysiu kelt savo žvejybos patirtis, kaip mokinuos žvejot karpius. Bandysiu kuo viską įsamiau, detaliau visą laiką papasakot. Vis kažkokių naujų dalykų įnešt į savo kontentą. Aišku, čia toks ribotas tas kontentas, bet tiesiog patinka žvejot, patinka turistauti ir patinka kurt visą šitą turinį. Tai žiūrėsim, iki ko viskas išaugs. Kas liečia konkursą, tai paliekam dar šitam vidosui, jeigu surinksim 200 PM subų po šito vidoso išleidimo iki sekančio vidoso, jeigu surinksim 200 PM subų, tada per sekantį vidosą paskelbsiu konkursėlį, kuris bus aktualus visiems, manau. Gan nesudėtingas, tai dar biškį palaukiam. Šiaip vasaros tikslas yra surinkti 500 subscriberių, o bendras šių metų tikslas pasiekti 1000, jeigu įmanoma, tai čia būtų wow, didelis kosmosas. Ir žiūrėsim, iki ko vystysis dabar Šiauliuose, skaitykim, dar liko Pakapės tvenkinys, kur nesu žvejojęs. Ir daugiau visur jau aplinkui plius minus išnaršiau. Dar yra ten už Kuršėnų vienas tvenkinukas ir panašiai. Tai iš tikrųjų dzidus taupiaus visą laiką. Ir dabar, kai jau sutaupiau tuos dzidus, pagaliau pavyko atvažiuoti. Gaila, kad tik tai parai, bet nieko. Nes čia labai mylima visų vieta ir labai sunku šitą sektoriuką rasti laisvą iš tikrųjų, tai man pasisekė žiauriai, kad taip greit radau čia vietą, tai įsibandom dzidus, o po to žiūrėsim, kur toliau. Dar iš tikrųjų tikėtina, kad ta Pakapė bus sekantis tvenkinukas, dar kur nuvažiuosiu, bet ten reiktų išlaukti biškį šiltesnių orų, kad ištrauktų tą drėgmę, nes dabar paskutiniu metu labai daug lijo, tai ten tokie biškį šlapesni prieimai prie vandens, tai tas biškį gąsdina. Aišku, yra tai Lietuvoje tų tvenkinių daug visokių, tai lygiai tas pat šiais metais tikrai noriu nuvažiuoti ir į Kintus pabandyti, pažvejot noriu, nuvažiuoti dar į tokių porą specifinių vietų, tai žiūrėsim. Taipogi turiu pasiruošęs jau spodų komplektuką. Tai gal šią žvejybą dar nespodinsiu, bet sekančią žvejybą, jeigu važiuosiu į Pakapę, tai tenai labai idealiai bus pasimokinti spodinti, tai susirišiu visiškai naują spodą ir pabandysiu šertis su spodų komplektuku. Įdedu nuotrauką daugmaž, kas tai yra tas spodas. Bendrai paėmus, turbūt tiek šiai akimirkai. Vėjas tai šiandien yra toks, kad suprast, nenormalus. Šiaip rodo 14-16 metrų per sekundę vėją visą dieną, visą naktį, ir tik tai rytoj kris tas vėjo greitis, tai žiūrėsim iš tikrųjų. Norėjau šiandien vaiką pasimti, bet nepavyko man vaikų prigriebti, nes oras toks labai ant klaustukų, tai nesinori susargdinti jo. Tai sekančią žvejybą tikrai pasimsim vaiką. O dabar turbūt čia akimirkai tiek ir pasimatom ties kibimu.
Čiau. Alo. 4:30. Aš žiūriu serialą, per planšą pasileidęs. Lyja visą laiką nuo paskutinių pakalbėjimų, vėjas belia koks. Ką dabar? Turbūt taip turi būti. Pasidėjęs iš karto lietpaltį, jeigu mažą ką kiptų, reiktų eiti į lauką. Šiaip lietaus nepranašavo, bet lyja. Matau ant lėšų. Tas lašas. Taip. Įdomiai. Lietaus nerodo jokią orų programėlę, bet lyja. Tai ką dabar lyja, tai lyja. Lauksim taip, kibimų kol kas visur sausa, niekur nepralijau. Viskas gerai. Dar net to priekinio uždangalų neužsidengiau iš tikrųjų, nes šoninis tas lietus, tai čia irgi čia keli lašai nukrito, bet nieko tokio. Tai. Toks asirūpdėtas, tai iki vėliau. Bet turim pirmą ryboką, tai vynukas, labai toks spurdantis. Atnešu dar iš arti parodau ir eisim iš karto paleisim, nėra ko jau čia laikyti. Tai va toks gražus lynukas. Aišku, žvynas matos. Labai jau skaudžiai nuėsta šitam telkinį su valais, bet turim pirmą ryboką. Einam, paleisim iš karto. Reiks persimest miškerkę. Gerai apsuksiu štai karostą miškelį. Nu, draugas Lynas. Važiuosit? A važiuosit, lauk. Ne į tą pusę važiuojat. Nu? Nu? Išvažiuoju. Oras vis dar tebelyja. Nors ir kiek jau čia laiko praėjo, trečią kai pradėjau, trečią kai pradėjau, tai dabar jau 5:30 ir tebelyja vis sustojamų. Tai einu, persimetu ir iki susimatymų. Nu va, persimečiau. Persimečiau tai trumpai. Nežinau, dėl ko šitą batkį nesuveikė ant GoPro, paspaudžiau filmuot, nefilmavo jokios gyvybės ženklų, nors pilnai pakrauta. Tai dar pabandysiu įkišti, aišku, pilnai pasikrauta šie. Tai ką, pagavau lyniuką, kas yra iš tikrųjų faina. Tai atsidarėm jau vandens telkinį, jau buvo, kibimas buvo, jau kažkas gerai. Užkibo ant kreivų dinamitų, tai kol kas žiūrėsim, kaip toliau ten seksis. Ant didžiausių kablių antrų numerių kabliuką vienintelį esu užkabinęs ant kreivų ir ant antrų numerių kabliukų Lynas užkibo, tai toks biški keistas dalykas, bet labai lengvai parvažiavo į krantą, prie krantų truputį pasižaidėm, kad nesunarpliot meškerių, nesunarpliom nei vienos meškerės, kas yra liuksas. Ir ką, laukiam tolimesnių kibimų. Super, iki. Nu ką, trumpas update'as. 6:30, nustoju lyt, jau oras visai neblogas. Ką tik pasišėriau taškus iš naujo, pasijaukinau.
į antrą ir trečią, nes pirmą prieš valandėlę permečiau, tai nėra tikslo. O tą pasijaukinau ir dabar lauksim jau kokios 10 valandos, kada persimetinėsim. Nėra tikslo čia dažniau persimest, manau, tai laikom laukiam tos žuvytės. Tai šią akimirką tiek iki pasimatymo.
Pirmiausia pasisveriam. Pasisveriam. Vienuolika kg su matu. Kažkaip man seka su žvyniais. Labai didelis karys buvo. Čia kažkokia žaizdikė turi. Vau, kokia graži žuvis. Oho. Tai va. Grubiai 10 kg. Einam, paleisim gražuolį, dar iš arti parodysiu. Oi. Tai va toks grožis. Toks grožis. Gerai, nekankinam. Pagydėm, pasvėrėm, jį paleidžiam. Ant Skopeksų išvažiavo. Pavargu, neplėšiau per jėgą, sportavom. Nu. Į viršų, truputį į viršų. Super, da, geros emocijos iš karto. Gerai, einu persimetinėti. Nu, draugai, persimečiau, pavalgiau, pasidariau kavos, dabar pagurkšnosiu kavos, jau yra be 28, nuotaikos super, jau krante lynukas, krante karpius, žvynius, tai vau, kol kas viskas atrodo, kad bus labai smagiai. Žiūriu serialą atsisėdęs per planšą, biški bardakas ant stalo, kaip visą laiką standartiškai tvarkinga betvarkiai. Tai gal tiek, iki sekančių tada updėtų.
Ok, pasikeičiau valtį, betraukiant žuvį. Yes, pagaliau prašė. Labai separat. O, to złożony. O, przepadek. Kovotojas.
Nu ką aš čia pagavau? Pagydom. Nu pasiruošę chebrytę pamatyti. What the fuck? Va toks. Va toks. Paršadienis. Oi, 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 oi. Ką pasveriam? Sota gavus kažkokia bus gerai. Šešiolika 200 sumaišiu, tai grubiai 15. Nu pasirodyk. Pasirodyk kolektyvui, ne? O toks. Penkiolika kilų. Lūžų graibštas, bet prie graibšto pirmą einam paleisim, po to graibštą parodysiu. Op. Nu, važiuosi? Labai geras oponentas buvo. Wow. Tokios stiprios žuvies dar nebuvau lietęs. Taip sunkiai, kad ne tas žodis. Ulala. Ulala. Graibštas, va čia lūžų. Čia kišas. Čia karboninis kotas. Ir va, išlūžo karboninis kotas.
Nežinau, ar su anu mažiuku graibštuku aš kažką dar ištrauksiu, ką čia dabar daryti. Einu atsikvėp pradžiai, tai kol kas. Pys. Nu ką, chebrytė, pasigerinom rekordą. 15 kilų. Vau, 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 vau. Žiauriai sunkiai traukės. Žiauriai nenoriai lipu į graibštą, graibštas lūžų. Sprendžiu, ką daryti iš tikrųjų, ar pasilikti su tuo mažu ir su anu, gal pasilieku, bandysim. Kai užkipdžiu žuvis, žiūrėsim, kaip čia gausis, bet emocija taip. Dabar yra be 20-10, kaip ir buvo planavęs, jau toj pat persimest ir išvažiavo kampinis taškas, kur per vidurį ežerų užmestas buvo ant kukulio riešuto, išvažiavo monstras. Eik tu savo, vau, tiesiog vau. Tai iki vėliau. Nu, sveiki uraganiniai vėjai dar kartą. Šiaip vėjas truputį aprimu, bet matosi iš debesų, kad ateina lygtais dar audrikį vieną. O kas įvyko po rekordų pasigerinimų, tai persimečiau vėl visas meškerytės. Dar galvojau ant nakties keisti vieną tašką, vat būtent ten, kurio užkibu tas karpis, tai nekeisim, paliksim, tegu gyvena. Tai realiai 3 kibimai ant visų 3 meškerių, visose 3 taškuose ir visos 3 žuvys krante. Tai super. Kas liečia graibštą, tai nieko tu jam nepadarysi dabar, nesusitvarkysi. Tai bandysiu taip, žiūrėsiu, bandysiu dasitem taip, kad prie pat krantų į graibštą įguldyti žuvį ir įsitraukti, nu, ką daugiau. Tai turbūt dabar tiek. Ir laukiam sekančių kibimų, o jeigu ne, tai susimatysim ryte. Chebrytė keičiau batkę. Ir vėl turim kibimą, išvažiavo. Ok. Turim rybą. Čia bus problemytė. Ryba nuėjo labai į šoną. Tik pasikeičiau batareiką GoPro. Tame tik keičiau dar. Kas čia praėjo 10 minučių nuo vidosų, nuo atsisveikinimų, nedaugiau. Irgi karinga.
Bandau vėl atsivesti į tą pusę, kad nesunarpliutų meškerių. Bet nepavyks. Eina čia į krantą. Yes. Išvendrės. Išpainioju iš vendrių. Teks vargint dabar. Tikrai nepasigraibštosiu aš jos. Pradeda lyt. Ahliena.
nesitrink po tuos valus. Nu ką, vėl turime egzempliorių. Va toks. Nu čia žvejyba tai kažkokia nesąmonė jau vyksta. Šešiolika. 16 su matu, tai duok Dieve 14, gerai bus. O toks gražuolis. Einam greit paleisim, nes pradeda lašnot, dar nuo ryčio persimest, kol neryja. Grubiai 14,5. Eik tu savo. Nu koks grožis. Vau. Tiesiog vau. Nu. Draugas. Plauksi į laisvę. Plauks į laisvę. Oi. Super. Vau. Kai monstrus lupu. Oho. Oho. Nu. Draugai jau prūžiką užsimontavo ant galvos, jau po biškį temsta. 11 valanda iš tikrųjų, jau dar, aišku, šviesu. 11. O, 4 kibimai, 4 žuvys krante. Lynukas 3 karpiai. Viskas šiandien virš 10. Vau. Dar net slūgsta tas adrenalinu. Iš tikrųjų. Oi, kas liečia bendrai viską, tai noriu padėkoti karpininkų dienoraščiui. Jeigu ne tu, nebūčiau dabar aš čia prie šitų meškerių. Toliau Justui noriu padėkoti iš chatų
kad išdavė dziudų visas paslaptis. Vau, seniukai, kosmosas. Nesitikėjau šiais metais tokių laimikų tikrai pagauti. Čia man ir tuos 8 standartinius būtų buvę daugiau laimės negu reikia, o tokias žuvis traukti. Dabar vėl persimečiau ką tik. Ramiai atsisėdau, atsikvėpiau. Nu ir ką, turbūt lauksim dar kliovų. Pavyko įsitraukti su tuo graibštu, dasivedžiau žuvį iki kranto, graibštą įmerkęs buvau ir iškabinau. Tai viskas gerai, dirbsim su tokiu graibštu, kokio turim. Pasidedam iš karto į vietą. Čia laivukų dar net nenešu į vidų, nes nusimato, kad greit vėl jis turės plaukti, net nespėja išžiūti, tai kam šlapint tą palapinę. Jeigu pilnai išžiūtų, tai jo, tai įsinešiau į palapinę ir laikyčiau, bet dabar kol kas, kol sėdžiu, tol laikysiu jį. Tai ką, chebrytė? Tiesiog, vau. Ta emocija tokia. Tai ką, chebrytė, tada susimatom ties sekančią rybą arba ryte. Ate. Nu, draugai, 12 val. Nakties beveik. Kibimų kol kas nėra, tylu ramu. Tai jau pasidėjau pagalvikę, pasiklojau maišiuką ir einu prigulsiu, pabandysiu kažkiek pamiegot. Žiūrėsim, bus kibimas, nebus kibimas. Kitaip sakant, paprastai laukiam kibimo, einam pamiegot biškį, pasnaust ir viskas. Iki pasimatymų. Čius. Tik atsisveikinau. Tik atsisveikinau. Nespėjau pakirsti. Nespėjau pakirst. Jau kaip atėjau, buvo tuščia. Tai ką dabar? Vadinas, dar nelaikas miego, dar einam persimest. Nu va čia tai taimingas. Net nespėjau atsigult, ką tik nufilmavęs ir išvažiavo. Bet jau kai atėjau pakirst, nebebuvo žuvies. Ką dabar? Persimečiau, einu toliau atsigult, laukiam kibimų. Nu, tai labą rytą, rybokai. Oi, dabar yra, kiek čia, 6:30. Ką tik baigiau persimetinėti visas meškeres. Naktį turėjau 6 kibimus. Iš 6 kibimų 4 žuvis realizavau į krantą. Karpiokai visi 4 buvo apie 4-6 kg tam tarpe svorių. Nedičkiai palyginus, sportinukai, bet viskas smagiai sujudėjo. Iš ryto laivukas buvo sugedęs, kažkas jam nutiko. Nuplaukdžiau ten, užsimečiau ir
nebenorėjo parplaukti. Po to, po kažkiek laiko atsigavo, parplaukė į namus ir tada nepasileido jo plaukimas motorai. Nu, taip kažkaip gliuchint pradėjo laivuks, nors iš vakarų padėjau, kai visą laiką į palapinę, viską, kad išdžiūtų. Interesnai. Kas toliau? Nieko toliau. Einam darytis kavytės, atsigert, papusryčiaut. Nu ir žiūrim. Tikrai neįsiu miegoti jau daugiau. Nereikia. Grįžęs namo pamiegosiu. Tai kol kas tiek. Laukiam kibimų. Ate. 7:30. Kol kas tylu ramu. Išėjau į lauką atsisėsti. Ir pasidariau bomžpakiuką. Tai einam papusryčiaut. Laukiam kliovo dar nesipakuojam daiktų. Iki. Dar vienas rytinis karys. Apie 10 kilų bus vėl pagal kovą, tai eina link kranto, bet nenoriai. Oi, kas spurda. Dėl tokių momentų mes čia ir esame. Vėl nuvažiavo į aną krantą, bet pabandysiu parsivežti gražiai. Kaip ir linksta valdomas.
Nu, sparčiukas, rodyk savo veidą. Oi, gražuolis. Nu, vėl paršas. Stabdis pilnai užtemptas, galima sakyti. Visiškai nenori pakilti. Ant uodegos kažkokią žaizdytę turi. Pagydykim ir uodegą.
Kartu kada tegu pabūna, telefoną atsinešiu. Va toks gražuolis. Dar kartelį. Nu, labai gražus karpis. Gerai. Gana fotosesijų. Rodom jum tą veidroduką. Va toks. Čia kažkokią žaizdytę irgi pagydžiau. Dar greit pasveriam. Bet bus, manau, apie 8 kokius kilogramus. Devyni 9,3 rodo, tai grubiai 8 kilai. Kalbantis šitas. Nu, labai smagiai su tavim irgi kova buvo iš tikrųjų. Kai būsi pasiruošęs, gali plaukti. Nu, gerai, pačiupinsiu biškiuotę. Plauk. Nu, plauk. Va, draugas išplaukė. Pavargo jisai, pavargo. Oi. Tai kas čia yra? 8 valandos. Super, super. Dar persimetu kartelį šitą meškerę, dar persimetu. Tai iki vėliau. Dabar jau yra biški po 9 turbūt. Apie 9. O, kaip ir sakiau, dar vieną ryboką būtų gerai iš ryto pagauti. Ir būčiau pilnai patenkintas. Įvykdžiau planą, pagavau. Tai einu iš palėtų paklosius šmutkės. Dar meškerės palieku užmestas, bet einu palapinę įsidžiovinsiu ir panašiai vis tiek. Rasa visus kitus daiktus, po biškį pakojuos, kraunuos. Ir už kokios valandžikiais judėsim namo, nėra ko čia daugiausiai įdėti, rybalką skaitytą, tai dar pasimatys, kol kas.
Nu ką, draugai, numiro mano GoPro kažkodėl, tai viskas, susipagavau daiktus, viskas mašinoj ir važiuojam namo. Ačiū Jums, kad pažiūrėjot šitą vidosą, patyrėt su manim šitą nenusakomą experience'ą ir jau jeigu pažiūrėjot iki galo, paspauskit tą laiką, parašykit komentarą, jeigu neužsiprenumeravę, užsiprenumeruokit kanalą. Ačiū Jums ir iki sekančių. Ate.